Rokiškio rajone, visai gretimai Elsetos ežero. Rokiškėnai vadina į Rokiškio ežerą. Aš kadangi Rokiškėnas, man irgi čia visą laiką Rokiškio ežeras būdavo. Parduodama sodyba su 3 hektarai žemės. Vat kitoj kelio pusėje tas Rokiškio ežeras, o pats sklypas ten ribojasi ir pirtelė stovi prie upelio. Tai dvigubas vanduo, sklypas yra 3 hektarų. Namukas toks truputį jau reikia kažkiek pagal save pasidaryti, bet tikrai nevarinis. O sklypo ribos, o ten vat matosi miškas, o ten vat matosi miškas, tai vat aplinkui visiškai miškai. O ten vat pirtis, o matosi ir prie jos ten dar upelis yra. O tai yra šulinys, vandens yra. Žiūrėsim vidų. Didžiulė virtuvė. Didysis pečius. Yra duona įkepta arba kugeliui. Čia va toks, kadangi elektra saugumo atjungta, čia dar toks net nesimato nieko, bet ten lova stovi dar miegojimui, kaip virtuvėlė kažkokia papildoma. O pečius šildymui didžiulis kambarys, tai čia šita šiltoji dalis. Dabar šita pusė yra nešildoma. Vasarinė dalis. Patalų dėžė kokia graži. Čia yra patalų dėžė. Čia imitacija, tik tai kad stalčiai. Čia toks dar vienas kamara, gal čia taip vadinasi. Tomai mėsą kabindavo. Tai jeigu kam įdomu, tikrai labai privati teritorija, namukas aišku, jisai negyvenamas, tai jį reikia kažkiek pagal save susitvarkyti, bet tikrai jis nėra avarinis. Tai aš esu brokeris Artūras, mano telefonas 0687411112. Mano skelbimus visus, ne tik sodybas, galit pamatyti Realu LT svetainiai. O su mano parduodamas ir kitų mano kolegų sodybas dar galite Gryčios LT svetainiai pasižiūrėti. Tai skambinkit, papasakosiu daugiau.